Gruntą pirmiausia mes praplausim vonioj, paprastu vandeniu. Nes jame gali būti tiesiog visokių šiukšlių, jau jaučiu. Tad tų dulkių mums nebūtina į akvariumą. Ir dar vienas dalykas, man reikia, aš nupirkau 5 kg, man reikia žinoti tūrį. Tai pamatuosiu tokį paprastu litrais. Oho, kiek plaukia, matot? Vat visas šitas š, kaip nuo gatvės sušluota. Čia panašu, kad yra tas pats, kas akvelio lenkiškam supakuota. Nes šiukšlių plaukia labai daug. Ir va visą šitą brudą paleidus į akvariumą, neaišku kokią. Mes tas šiukšlės turėtumėm akvariumą, man jų ten visai nereikia. Kas paplūs, čia paplūs, aš paskui dar perpilsiu tekančiu vandeniu. Šiukšlių kiekis supylus 2 litrus grunto yra įspūdingas. Su gerais gruntais tokių dalykų nebūna. Čia pats pigiausias iš depo. Ir praplaut nėra problema. Bet tokias pat šiukšles turėjau iš akvelio. Pamaišius, kad paplūstus šiukšlės, pasidaro tiesiog putra iš 2 litrų gruntą. Tai va neperplovus visą šitą putrą, neaišku, kas ten jo yra, sudėtumėm į akvariumą. Nu, tai šičia taip, tik tais tokias pagaliukai plaukia. Bet aišku, kad jie ne iš karjerą reiškia. O praeitą kartą, kai aš akvelę ploviau, ten putplacis plaukia ir plunksnas ir taip toliau. Tai perskalauti gruntą visada yra gerai. Supylus 3 litrus maždaug lika tiek iš 5 kg kibiriuką. Tai maždaug, vat, apie 3 litrus ir turėjo būti. Labai gerai pasiskaičiavau. Ir vat čia, pakeitus vandenį ir supylus ant 2 litrų trečią, kiek šiukšlių pakilo. Ir dabar tą likutį supilu, barstydamas, kad kuo daugiau šiukšlių pakiltų. Nes nuo paviršiaus jas nuplauti lengva. Tai va, jas nuplausiu dabar, nupilsiu tas šiukšles. Šitą iškratysiu ir nuplausiu kitą kibiriuką. Reiškia, iš 2 kibiriukų turiu 6 su trupučiu litrų. Reiškia, iš 3 bus 9. Man 9 reikia. Labai gerai. Išplovęs tą gruntą, ką darau toliau? Gerai išsiploviau patį kibiriuką. Kad, kaip ir visus kibiriukus, kad gurgždėtų, nebebūt slidus. Ir ką darau? Į jį prileidžiu vandens iš savo gerą, švaraus akvariumą ir į tą vandenį susidedu gruntą, kad tas gruntas naujas jau būtų su bakterijom. Išsiplovęs kibiriuką, prisileidau vandens iš savo švaraus akvariumą. Švaraus, ta prasme to, kuriame negyvena, nieks nepageidaujama yra. Krevetės, sraigės, augalai ir in vitro, tas, kuris buvo švarus. Aš žinau, kad jame jau vyksta filtracija, jame yra bakterijų ir tas vanduo jau yra pilnas gerų bakterijų. Ir dabar šlapią gruntą, aš dabar rodau su sauja, nes man viena ranka užimta. Aš dedu, kai mes dedam šlapią gruntą, jis prilimpa bakterijom. Ta prasme, jeigu aš sukratyčiau sausą, gruntą apačioj liktų labai daug oro. Aš jį dedu šlapę, matau, kiek plaukia dar visokių dalykų. Plaukia, bet skęsta, tiek to. Aš dedu jį šlapę ir jis visas apmirks tuo jau esamo akvariumo vandeniu. Aišku, čia labai ilgai taip stovėti nereikėtų, reikėtų dėžėje judinti vandenį, bet jau galės ant to grunto apsigyventi bakterinės plėvelės iš akvariumo. Vat chloruotą vandens aš nededu, bet akmens paviršius grunto šito jau yra šlapias. Nes pavyzdžiui, jeigu sudėti akvariumą, jeigu sudėti sausą gruntą ir paskui užpilti vandeniu, ne visas oras išeina iš apačios. O kur nėra oro, kur yra oro, ten nėra vandens, nėra kontakto.
Dėl to visą laiką gruntą bent jau susidrėkini, tas soilui netinka. Soilą reikia sudėti sausą. Bet jeigu kalbam apie akmenukus, apie kietą gruntą, pogruntį irgi mes sudedam sausą, o ant viršaus gruntą dedam jau šlapę. Drėgną. Nu va, turim kibirą perplautą gruntą su akvariumo vandeniu, gatavą nešti į akvariumą.